Sveiki, malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Mindy Pelz, protarpinio badavimo vadovas moterims. Šios energiją ir džiaugsmus praksinčios mokslininkės įrašus žiūriu jau seniai ir jos lygį siekiantį džiaugsmo pliūpsnį patyriau pamačiusi šią knygą. Nuoširdžiai rekomenduoju, puikiai ir tvirtai mokslo atausta knyga. Mindy Pelz, protarpinio badavimo vadovas moterims. Valgau sveikai, ką tai bereikštų. Kol tik kalbam apie sveiką mitybą, viskas yra daugmaž vienodai. Bet jeigu pradėtumėm aiškintis, ką tai reiškia, tai rastumėm ir šiltus pusryčius, ir daugiau duonos ir grūdų, ir žaliavalgystę, ir paleo dietas, ir 3 kartus per dieną, ir visada šiek tiek neprivalgyti, ir gerti daug vandens. Ir gerti pieną, ir negerti pieno, ir būtinai valgyti mėsą, ir vengti mėsos, ir margų, ir prieštaringų, ir visai nesuderinamų rekomendacijų. Tai kas yra ta sveika mityba? Jei mokslo atstovų nuomonės yra daugiau mažiau vienodos, o gatvės konsultantų pačios smarkiausios, nes geriausiai parduodamas yra idėjos naujumas, tai ką visi kiti žmonės taip vadina? Nes nuo to juk ir prasideda visa kelionė. Žmonės dažnai mini specifinius produktus ar maisto medžiagas, kurie jų nuomonė yra sveiki arba vengtini. Čia priklausomai nuo mados, mokslo atradimų bei pasiekimų vyrauja vaisiai, daržovės, įvairios vietinės ir egzotinės sėklos, tokios kaip goja, čija, kinva, kaip pozityviai vertinami produktai, o negatyviai vertinami yra gliutenas, riebalai, cukrus ir panašus dalykai. Maisto paruošimo būdas taip pat svarbus sveikai mitybai. Čia nuomonių skirtumų mažiau, bet čia taip pat plati įvairovė. Ir ekologiškas, ir virtas, vytintas, gamintas namuose maistas. Valgymo įpročiai priskiriami sveikai mitybai, yra subalansuota mityba, įvairovė, saikas ir reguliarus valgymas. Nieko labai radikalaus, ar ne? Nes greičiausiai sveika mityba ir nėra labai specifinis ir fokusuotas labai specifinių maisto produktų gaminimas ir valgymas pagal labai specifinį grafiką. Juk galiausiai ramybė ir pasitenkinimas ir nesijaudinimas be reikalo dėl to, ką valgai, taip pat svarbios sveikos mitybos dalis. Aišku, tai negalioja, jei visą dieną ramiai valgai tik zefyrus. Įdomiausia dalis, kurią mini tokių tyrimų dalyviai, tai kad sveika mityba vis tik yra vargas, nemalonumas, apribojimas ar poreikis likti dėmesingam. Taip pat poreikis atsisakyti malonumo ir kitoks bėdų šaltinis. Nors iš tiesų tai sveika mityba turėtų leisti vengti kaltės dėl neteisingos mitybos jausmo, kuris yra dažnas, ir džiaugtis tuo, kad kaskart valgant sveikata gerėja. Na ir nesijaudinti dėl pasekmių. Tai kodėl tada sveika mityba yra vargas? Čia yra vienas iš bandymų paaiškinti, kodėl sveikai valgyti yra sunku. Šio tyrimo autoriai siekia įvertinti, kodėl žmonėms sunku arba lengva laikytis Viduržemio jūros dietos, plačiai pripažinto sveikos mitybos būdo. Šiame tyrime buvo nustatyti tokie kriterijai. Finansiniai, tai yra didelės maisto kainos, kurios taip pat susijusios ir su dideliu nesaugumu dėl maisto, mažos pajamos, bet taip pat minimas ir geras kainos ir kokybės santykis, arba daugelis dietoje esančių produktų yra palyginti pigus. Antras veiksnys yra kognityvinis, tai kad žinių apie Viduržemio jūros dietą trūkumas, nežinojimas kokia dietos vertė sveikatai, bet taip pat minima ir didesnė nauda sveikatai ir nauda aplinkai. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai, tai yra šeimos tradicijos ir įpročiai, darbas pamainomis, maisto ruošimui skirtas laikas, klimatas, tradiciniai gaminimo ir valgymo būdai. Tai gali būti ir stabdantis, ir skatinantis veiksniai. Kita veiksnių grupė – motyvaciniai. Padidėjusio maisto švaistymo suvokimas, didelis saviveiksmingumas, savireguliacija ir noras keistis. Bet taip pat gali būti ir neigiamas veiksnys susirūpinimas dėl apribojimų. Kita grupė – gyvenimo būdas. Fizinio aktyvumo įpročiai, rūkymo įpročiai, nutukimas, kitos medicinės problemos – visa tai mažino sveikos mitybos tikimybę ir Viduržemio dietos laikymosi. Toliau,
pasiekiamumas ir prieinamumas, tai yra ribotas su dieta susijusių produktų pasirinkimas, maisto produktų prieinamumas apskritai. Dar viena veiksnių grupė - sensoriniai ir hedonistiniai, tai ir nauji patyrimai, kai mityba keičiasi ir pradedam valgyti kažką naujo, ir prarasti patyrimai dėl to, ko tenka atsisakyti. Na ir galiausiai demografiniai veiksniai, tai yra moteris, vyresnio amžiaus ir labiau išsilavinę žmonės buvo labiau linkę laikytis sveikos mitybos principų. Tai yra tiek daug kriterijų, kurie gali veikti vienas kitą įvairiausiais būdais. Todėl nenuostabu, kad sunku paaiškinti, kodėl valgyti sveikai gali būti sunku, nes nebūtinai visus juos netgi mes patys savo pasakom ar suprantam. Na gerai, pakelkite ranką tie, kurie žinių semėsi iš mokslinių tyrimų ar žurnalų publikuojančių juos. Laikau ranką pakėlus, bet suprantu, kad tai nebus miškas rankų. Žinoma, viskas priklauso nuo profesijos ir pomėgių, bet manau, kad smarkiai nesuklysiu galvodama, jog didžioji dalis remiasi ne moksliniais šaltiniais, forumais, dirbtiniu intelektu ir įtikinamai kalbančiais žmonėmis. Tai nebūtinai reiškia, kad jie klysta, bet svarbu neužmiršti, kad sugedęs telefonas niekada nenustoja veikti. Toks būdas veikia ir taip, kaip mes formuojam nuomonę apie tai, kas yra sveika mityba. Ir net jei prisegam ironijos kaspinėlį ir sakom, kad dabar kažkas yra madinga, kaip sveikas produktas ar būdas, bet vis tiek taip darome, nes nežinome, kaip kitaip. Kaip visada, ar laiko patikrinta, irgi nėra garantija. Kartais tai būna stebėtinai tikslu, o kartais tiesiog atima žadą. Pavyzdžiui, praeito amžiaus pradžioje galiojusi rekomendacija pusryčiams išgerti alaus. Skaitant šį tyrimą, man šiek tiek susuko žarnas. Juk gydytojai tai tikrai patikimas sveikos mitybos žinių šaltinis, taip? Taip. Iš pusės 1000 sveikatos mokslų studijuojančių studentų 72% turėjo nepakankamas žinias apie sveiką mitybą. 15% studijuojančių mitybos mokslus turėjo pakankamai žinių, bet tik 15%, o kitas sritis studijuojančių tarpe tokių buvo tik apie 8%. Daugiausiai sveikos mitybos žinių turėjo patys sveikai valgantis, labiau savimi pasitikintis, savęs pažinimo siekiantis ir viršsvorį turintys studentai. Manykim, kad gydytojai jau baigę mokslus yra jau kitokie ir žinių turi daugiau. Ir dar tikiuosi be to, kad patikimų žinių, o ne iš geltonosios spaudos. Paimkim vieną iš dažniausiai prieštaringai vertinamų sveikos arba nesveikos mitybos komponentų - angliavandenius. Koks tai pasirodo teisingas apibendrinimo žalos pavyzdys. Angliavandeniai nėra tik cukrus. Mums iš produktų, kuriuos vadiname angliavandeniais, nereikia cukraus. Gliukozę mes ir taip mokam pasigaminti net keliais skirtingais būdais iš to, ką suvalgome. Ir tam iš principo galime valgyti bet ką. Mes nesame cukrumi varomos mašinos. Mums reikia produktų, kuriuos visus pakišam po angliavandeniais ir visai ne dėl to, kad juose yra cukraus. Mums iš produktų, kuriuos priskiriam angliavandenių šaltiniams, labiausiai reikia ląstelienos. O taip pat ten esančių mineralų, vitaminų ir amino rūgščių. Mums reikia lapų, šaknų, sėklų, uogų, vaisių ir mums nereikia baltų miltų, cukrus ir bet kokių saldumynų. Mums nereikia dievobamingai laikytis bet kokių proporcijų. Stresas dėl palaižyto šiaip jau nenuodingo saldainio bus gerokai žalingesnis už patiriamą cukraus žalą. Bet suvalgytas saldainio maišelis tik tam, kad nesinervinti, tikrai nebus naudingesnis. Taip, tai yra klampu, bet mes esame sudėtingi organizmai ir piktinantis tuo situacija niekaip nepasikeis. Nepaisant šio skirtumo tarp angliavandenių ir angliavandenių, mes jau žinome iš tyrimų statistikos. Stebimas reikšmingas neigiamas poveikis psichologiniai sveikatai, nuotaikai, didėja metabolinio sindromo, astmos ir vėžio tikimybė. Angliavandeniai, kurių mums reikia, nėra cukrus. Suvokimas apie riebalų poreikį ir naudą sveikoje mityboje irgi nėra kažkas tokio, kuo galime didžiuotis, vertinant didelius žmonių kiekius.
Neskanus maistas tampa skanesnis paprastai arba pridedant saldumą, arba pridedant riebalų. Maisto gamintojai tai senai žino ir jei rūpindamiesi savo mitybą renkatės produktus be cukraus, tai nemaža tikimybė, kad jo skanumas bus atstatytas pridedant riebalų ir tikrai ne tokių, kurie yra sveikiausi. Ir atvirkščiai, neriebus maistas greičiausiai bus pasaldintas. Geriau į šį žaidimą visai nesivelti, nes ir riebalai, kaip ir angliavandeniai, nėra vienodi ir yra svarbu, kokią formą ir iš kokių produktų juos gauname. Gana dažnai taip pat mums reikia viso to produkto, o ne tik iš jo išgautos vienos kažkokios medžiagos. Mums ne tik galima, bet ir reikia nesočiųjų riebalų. Alyvuogių aliejaus, riebių žuvų, riešutų ir sėklų, avokadų, kiaušinių, tamsaus šokolado, riebus pienas ir pieno produktai, išskyrus sūriai raugintus pieno produktus, taip pat mėsa ir margarinai nėra sveikų riebalų šaltinis. Nekreipiant dėmesio į šį skirtumą, lengva suvartoti per daug kalorijų, o tai veda į nutukimą ir visas su juo susijusias komplikacijas. Taip pat reikšmingai didėja širdies ir kraujagyslių ligų, žarnyno vėžio bei diabeto rizika. Tyrimais yra nustatytas ir neigiamas poveikis smegenims ir mąstymui. Nemanau, kad čia irgi svarbu kažką tiksliai matuoti ar vertinti. Pasirūpinkit, kad jūsų lėkštėse dažniau ir daugiau būtų sveikų riebalų šaltinių ir rečiau arba mažiau būtų nesveikųjų. Ir to puikiai užteks. Erzėjimas dėl to, kiek čia ko reikia valgyti ir ką reikia stebėti, kaip tik blogins bendrą būseną. Tai ypač tinka tiems, kurie sako, visą gyvenimą valgė ir nesuko galvos. Nes nesuko galvos, čia yra lygiai toks pat reikšmingas veiksnys. Šią savaitę tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Kitą savaitę atostogauju. O jums visiems skanaus, taikos ir ramybės.